kad tą, ką pradėjote, kelionę su mumis tęstumėte, nes visa tai atsipirks su didžiuliu kaupu ir grįž jums tik tai gerais darbais ir gerų rezultatų. Taigi, pasirūpinti kūnu svarbu. Noriu, galiu ir judu. Kokie jūsų veiksmai pavalgius? Arba atsigėrus rytinio vandens su citrina. Jeigu valgome angliavandeniais gausų maistą, pyragėliai, burnoje lieka šarminė aplinka, o tai fantastiška puota mūsų bakterijoms, o jų ten yra apie 300 rūšių. Taigi, ką jos ten veikia, puotauja ir dar labiau gadina mūsų dantų emalį ir sukelia ėduonį. Taigi, po maisto rekomenduoju išsiskalauti burną, norit nurykit, norit išspjaukit, jau čia jūsų reikaliukai, bet vis dėlto nedidelį kiekį vandens visada turėkite po maisto. Beje, jeigu geriate vyną, kavą, arbatą arba rytinį vandenį su rūgštele, rūgštis gadina dantų emalę. Todėl nėra palanku tuoj pat po maisto eiti valyti dantis, o išsiskalauti burną vandeniu, o šepetėliu jau valytis po 30 minučių. Dar yra variantas, pavyzdžiui, kelionė, jūs galite pasiimti kramtomą gumą ir keletą minučių, bet ne ilgiau kaip 10 minučių pakramtyti, bet ta kramtoma guma turi būti be cukrė. Tai pankolio sėklytės ir atgaivina burną ir mechaniškai nuvalo dantis ir sumažina pilvo pūtimą. Todėl po maisto jūs galite išsiskalauti dantis ir pakramtyti pankolio sėklyčių. Nauda yra labai didelė. Ne tik tai nebeduosite maisto bakterijoms, taip pat vėl sukursite teisingą terpę savo burnoje, sumažinsite nemalonų burnos kvapą, pašalinsite maisto likučius iš tarpdančių. Taigi, brangučiai, nepamirškite po maisto išsiskalauti dantis, o po rūgštaus maisto valytis šepetėliu ne anksčiau kaip 30 minučių. Turėkite gražius dantis ir įgyvendinkite tokius paprastus įpročius. Sveiki, jeigu jums dažnai paskauda nugarą ir ypatingai jeigu jūs per dieną kažką tai sunkiai nešiojate, pavyzdžiui, laistėte daržą, daug laistytuvų pritampėte, ar šiaip kažką tai sunkiai nešate, aš jums parodysiu pratimą, kuris tikrai padės pasijusti geriau. Pratimas labai paprastas, atsiklaupiame ant kelių, ištiesime rankas ir saugiai judame į vieną pusę, maksimaliai kiek galite pasilenkti. Pabūnate maždaug 1 minutę, pajaučiate įtampą, pajaučiate visus savo kūno raumenis, pajaučiate, kaip pamažu atsipalaiduoja nugara ir keliaujate į kitą pusę. Keliaujate saugiai, jausdami savo kūną, tyrinėdami, ką skauda, kur tempia ir taip pabūnate vėl minutę. Tokį pratimą labai patogu atlikti, pavyzdžiui, jeigu jūs pliaže deginatės, gulite ant kilimėlio, tai galite atsiklaupti ir padaryti štai tokį pratimą. Keliaujam vėl į kitą pusę. Ir taip keletą minučių ištempiame visus užsispaudusius kūno raumenis, nugaros raumenis, atpalaiduojam, džiaugiasi mūsų klubai, džiaugiasi mūsų juosmuo. Jūsų užduotis artėja prie maksimumo, tai yra per dieną padaryti 6000 žingsnių. Atminkite, kuo daugiau mes vaikštome, kuo energingiau vaikštome, tuo sveikesni mes būsime. Ką, padarėme mankštelę, veidelis gražus, puikus, einame pusryčiauti. Šiandien aš jums parodysiu antrą nuostabią košę. Soras jau matau įsivaizduoti. Jeigu manęs kas paklaustų, ką dėtumėme į dieną X, visada pasakyčiau 2 dalykus – gerą alyvuogių aliejų ir grikius. Todėl, kad grikiai tai yra stiprybės šaltinis, baltymų šaltinis, sotumo šaltinis, skaidulų šaltinis ir visų vitaminų B1, B2, B3, B6, to, ko reikia mums amžėjant. Taigi, turbūt prisimenate tokį anekdotą. Pirmadienį grikiai, antradienį grikiai, trečiadienį grikiai, ketvirtadienį grikiai, penktadienį ir vėl grikiai, šeštadienį grikiai. O sekmadienį po bado dienos, pirmadienį vėl sušunkame grikiai. Tai va, kad taip nebūtų kaip tam anekdote, aš jums parodysiu, kaip skaninti grikius, kad kiekvieną dieną jūs sakytumėt grikiai. Ką mes dėsime į grikius? Pirmiausiai, naudosime ekologiškus grikius. Vakar užėjome Maksimą ir radom ekologiškus grikius pigiau negu paprastus grikius. Taigi, matote, jie yra jau pakepinti ir juos galima užsimerkti iš vakaro. Tačiau, kaip visada, aš derinu grikius su kitomis kruopomis, tai yra bolivinė balanda, kad didintumėm baltymų kiekį. Nes mums surinkti kokybiškų baltymų tikrai nėra lengva, o augaliniai baltymai įsisavinami daug sunkiau negu gyvūniniai, todėl mums jų reikia daugiau. Žinote, kad yra dar žalieji grikiai. Tai, sakysim, tai yra nekepinti grikiai ir jie verdasi ilgiau ir kartais aš derinu 2 grikius žalius su kepintais. Gali būti žali su bolivinė balanda arba šiandien parodysiu bolivinę balandą su grikiais.
Jeigu jūs gaminsite košę vien tik iš kepintų grikių, juos galite pamerkti iš vakaro šaltų vandeniu ir ryte tik tai pakaitinti iki šiltos 70-80 laipsnių temperatūros, nes jau jie yra paruošti. O aš juos šiandien užvirsiu, kaip ir sorų košę, todėl kad bolivinė balanda neišmirksta per naktį ir uždengsim ir tuo tarpu 25 minutės, 30 minučių eisime bankštintis. Taigi, su kuo derinsime grikius? Pirmiausia, juos skaninsime. Kaip ir praeitą kartą rodžiau, ką aš darau su mėsos sultimis likusiais po kepimo, skaninsime ne sviestu, o želė, kuri liko nuo mėsos kepimo, nuo lėto mėsos kepimo. Tai gali būti nuo anties, nuo vištienos, nuo kitos mėsos, nes tai yra vertingos amino rūgštys jūsų stiklainėlyje. Toliau gardinsime truputėlį alyvuogių aliejum arba sėmenų aliejum. Pavyzdžiui, aš mėgstu alyvuogių aliejų, o Arūnas mėgsta sėmenų aliejų. Taigi mes po šaukštą dar aliejus, augalinio aliejus, kad gautumėm mononesočiųjų riebalų, taip pat dėsime į košę. Košę gardinsime moliūgų sėklomis, tai yra cinko seleno šaltinis mūsų imunitetui, ir džiovinti pomidorai. Kol dar neturime kokybiškų savo pomidorų, aš stengiuosi naudoti džiovintus pomidorus, nes tai yra puikus likopeno šaltinis. Na ir česnakas yra antioksidantas, mūsų antibiotikas, kurį tikrai galime dėti visur, kur tik tai norisi. Ir salotos iš 3 daržovių, tai yra paprika, avokadas ir ridikėliai. Ir kaip sakiau, taikome 3 skirtingų daržovių taisyklę mūsų lėkštėje. Na tai mes dabar turėsime 5. 3, 4 ir 5. Na ir moliūgų sėklas. Taigi, būtinai pradėkime nuo kruopų plovimo. Pilame 4/5 grikių, 1/5 bolivinės balandos. Tai, kaip minėjau, tas pats santykis tiek soroms, tiek grikiams. Ir būtinai nuplaukime kruopytės po tekančių vandeniu. Reikia kruopas plauti dėl to, kad net jeigu yra ekologiškos kruopos, jos buvo fasuotos, po sandėlius, po maišus, kol patenka iki vartotojo, tikrai prisirenka visokių negerų dalykų. Pilame į puodą ir užpilame 2 pilnus puodelius vandens. Jeigu norite, kad virtų greičiau, pilkite verdantį vandenį. Jeigu mėgstate minkštesnę košę, galite 2 puodelius su trupučiuku. Taigi 1 arbatinis šaukštelis druskos, užverdam, uždengiam, užklojam, apkamšam ir paliekam ramybėje iki pusvalandžio. Grikių baltymai prilygsta vištienos baltymams. Taip pat grikiai turi labai daug geležies, magnio, cinko, fosforo, vario, o tai yra mikroelementai be galo reikalingi mūsų ląstelių sveikatai. Taigi imamės daržovių. Paprika turi labai daug vitamino C, o jisai stiprina imuninę sistemą, odai, padeda kolageno gamybai, taip pat yra beta-karotenas, vitamino A pirmtakas ir gerina regėjimą, mūsų akytėms labai sveika. Na taip pat ir odai žinoma. Antioksidantas, kvercetinas, saugo ląsteles nuo oksidacinio streso. Avokado. Na, žinome, kad avokade yra mononesotieji riebalai, kurie mažina blogąjį cholesterolį. Na ir tai nuostabus kalio šaltinis ir beje jo daugiau negu bananuose, o tai padeda reguliuoti kraujospūdį. Skaidulos avokado gerina virškinamą sotumo jausmą ir be abejo, avokadas turi vitamino E, K, taip mums svarbaus kraujagyslėms ir kaulams, bei B6, tai yra folio rūgšties, kuri labai reikalinga odai. Avokado nepjaustysiu, tiesiog dėsiu po puselę kiekvienam iš mūsų. Pavasarinė daržovė ridikėliai. Vėlgi, puikus pasirinkimas, ne tik pavasarį, rudenį galima keisti daikono ridikų, tuo baltuoju didžiuoju ridiku. Na ir jisai taip pat ir C vitamino turi ir natūraliai skatina virškinimą. Beje, labai gerai tulžies išsiskyrimui. Todėl pusryčiams ridikėliai labai svarbus, nes mes kaip išsiaiškiname, tulžys yra mūsų stipriausias dezinfektantas organizmo. Ridikėliai turi sieros junginių, o tai reikalinga mūsų organizmo detoksikacijai. Na ir jie padeda kovoti su uždegimais įvairiausiomis bakterijomis. Taigi štai šitas trio – avokadas, paprika ir ridikėliai, tai yra kraujagyslėm, geram cholesteroliui, odai. Vakar per dietistų konferenciją būtent kalbėjo, kad vaistai gali sumažinti simptomus, bet mums žmonėms svarbu keisti savo gyvenimo būdą ir rinktis maisto produktus, kurie nuo senovės buvo laikomi kaip vaistai. Tai vienas iš tokių produktų yra česnakas. Jisai ypatingai gerai veikia mūsų kraujagyslių sistemą, mažina kraujospūdį ir būtent, kas turi hipertenziją, blogąjį cholesterolį, tikrai atkreipkite dėmesį į šitą daržovę. Galima dėti česnaką į košę, jeigu norite, kad būtų mažesnis kvapas, bet aš dėsiu į salotas. Taigi, arba į šiltą košę, šiluma šiek tiek panaikins tą aštrų kvapą, arba į salotas, jeigu nebijote štai kvapo. Jisai skystina kraują, tai vietoj to, kad gertumėm skystinančius kraują vaistus, pagalvokime, kad kuo daugiau įtrauktume česnako į savo mitybą. Nu ir tai aišku priešuždegiminė daržovė. O viskas apie priešuždegiminę mitybą mano knygoje. Taigi matot, kad mes naudojame paprastus, prieinamus, randamus produktus, bet jie visi skirti priešuždegiminiai mitybai, kaip ir mano knyga. Na, o kad nebūtų atsibodusi grikių košė, jūs 3 skonių grikių košę rasite mano knygoje. Tai yra labai vertingi patiekalai, skanus, paprasti ir lengvai pagaminami ir nebrangus. Nudengiam išbrinkusią grikių košę
Kruopytės labai gerai išbrinko ir dedame porą šaukštų želatino. Būtent želatino. Jisai suteiks skonio, naudos ir riebaliukų. 2 šaukštai, kiekvienam po šaukštą. Ir košė bus su mėsos skoniu. Ir paskirstom salotas. Kiekvienam po pusę avokado. Į avokadą pripilsim po šaukštą alyvuogių aliejaus. Tai yra mūsų kraujagyslių sistemai, širdies sveikatai. Na ir padalinsiu daržovytes. Pasmulkinu džiovintus pomidorus ir subersiu juos į košę, kad jie suteiktų natūraliai surumą. Džiovinti pomidorai taip pat turi labai daug likopeno, naudingo mūsų širdžiai. Suberiam ir išmaišom, kad vienodai pasiskirstytų. Skirstau į lėkštes. O, grikiai! Dabar valgydami tokius grikius, džiaugsitės ir sakysit, o, kada vėl grikiai? Tai energijos, vitaminų, skaidulų šaltinis ir belieka tik tai pabarstyti moliūgų sėklomis ir pašlakstyti šiek tiek salotas balzamiku ir sėsti prie stalo. Taigi, nereikia gaišti laiko ilgai virtuvėje, kad pasigamintumėm sveiką, skanų, vertingą ir sotų patiekalą. Taigi būkite sveiki, gaminkite paprastai, bet neprastai. Noriu, galiu, judu.